Apžiūrinėsiu, ką čia gavau. Tai čia yra tokios tvoros. Čia yra labai daug tvoros. Ir aš darysiu, pamatysit projektą, ką darysiu su šitų dalykų plastikinių, pamatysit. Bet žodžiu, žiūrėkite. Štai ką gavau. Tokią nesveiką kaukę. Tai dabar glazūruosiu 3000 su visais šitais antgaliais, su akiniais, su filtrais. Čia paskui tų filtrų gali nusipirkti, pasikeisti, jokių problemų nėra su tuo. Tada čia yra pakavimo priemonė. Tokia, kur išsitempia taip popierius ir tada gali susukti indą ir tada labai gražiai susipakuoja. Nu, aš tikrai tikėjausi, kad bus didesnis. Tada žiūrėkit. Čia galima pjaustyti popierių, įspaudi labai stipriai ir išpjauna iš popieriaus tokį dalyką, arba padaro raštą, arba padaro į molį. Tada, biškai jau išpakavau, negalėjau sulaukti, tai yra tokie dalykai, labai faini keramikoje, tai nenuvarva. Jeigu nori kažką, aš dažnai nuvarvinu indus ten visai ir panašiai, bet jeigu nori, kad nenuvarvėtų, tai su tokiu prabrauki, arba kai žiedi, reikia išimti iš molio dalykus ir jūs nežinot. Čia yra arklinė. Arklinė, silikoninė. Wow, čia yra forma, muilo forma. Jau turiu visas priemonės ir žinot, nežinot, bet mes liejam muilinius penius. Tinkamo dydžio, gražius, su labai gražius. Tai jau tuoj pristatysiu, kaip atrodo. Tai bus ir šį kartą normalios muilinės putės, o ne labai normalios. Tai bus muilinės putės ir muiliniai peniai, bus galima įsigyti saulitekeramika.lt. Tai labai gražiai, prašau mano kelnaiščių nefilmuoti. Ar matosi jos, ar ne? Aš netinkamai apsirengiau kažkaip čia. Tai užsislėpti. Štai. Toliau. Čia irgi tokia labai graži forma, nesvarbu. Taip, toliau. Forma laumžirgių. Yra žmonių, kurie mėgsta labai laumžirgius ir yra labai gražu. Čia yra, nerodysiu, čia labai gražus dalykas bus. Čia yra dovanos, kai užsisakinėjat kažką dovanos. Labai reikėjo. Jūs nežinot. Verslas nuo nulio, dar vienas verslas nuo nulio. Bet žodžiu, čia yra toks dalykas. Štai, čia yra toks dalykas, o dar čia švitrinio davė, įstatai butelį, čia yra rieštukas. Pavyzdžiui, paėmė vyno butelį, galima aišku su rieštuku, bet čia toks šudukas labai patogus, viskas padaryta. Prasuki butelį, va taip, pim, įkiši į šaltą, į karštą vandenį, pakšt, nušveiti ir gauni stiklinę. Ta stiklinė galima naudoti viskam, kaip vazą, kaip kokteiliam gerti ar kažkam, tai verslas nuo nulio čia bus. Čia yra, čia beveik viskas yra keramikai. Čia yra skaičiai, kažkokie simboliai ir raidės. Ir čia va galima juos įspausti ir jau iškart padaryti žodį. Aš turiu, man reikia kiekvieną raidę atskirai ir plus, žiūrėkit, čia yra širdelė. Tai čia labai patogus dalykas įspaudimam daryti. Tai tokių man štampų vis dar reikėjo. Aš visą laiką labai nenorėdavau investuoti, galvodavau, kam čia reikia. Ai, va, štai labai geri. Va tokie. Aišku, čia gal gali pasidaryti kažką tokio, bet labai patogu arba žiedžiant, arba kai lipdai reikia truputį išimti drėgmės. Ir labai patogus. Čia 100 metų laikys. Toliau. Taip. Čia yra įspaudai. Kalėdiniam laikotarpiui, visokie briedžiukai, stirniukai, kalėdiniam laikotarpiui. Ai, šitą naudosiu, čia yra labai didelė forma, galima ant namo išsipiešti kažką, žodžiu, tiesiog susirenka iš dalių labai didelė, galima tvorą išsipiešti, tai labai fainas. Jūs nežinot, liko dar vienas glazūravimas ir jį turiu būtinai pabaigti. Galvojau varyti lipdyti, varom, sakau, lipdom, nes džiuvimas labai ilgas putyčių tų lėkščių, nes norim lėkštės padaryti. Lėkštės, kas nežinot, kas nematėt, kas nežinot, kas nematėt. Va tokios stiliaus kažkokias lėkštės, tai jos labai ilgai džiūsta, tai galvojau gal varyti daryti, tegu jos džiūsta, o paskui degimą.
Bet šiandien Vaižgantas namie ir galvoju, reikėtų išnaudoti jį. Tai kaip čia jį geriau išnaudoti, ar čia varom lipdyti, ar čia varom glazūruoti, ar čia varom fotkinti. Ir aš galvoju, aš tiek gaminių jau turiu pridaryti, mes tiek gaminių pridarėm. Ir nežinau, kiek degimų yra nefotkinta, tiesiog kiek jūs ten per storius iš manęs nuperkat, tik tiek ir parsiduoda. Ir aš galvoju, niekaip neįkeliu į elektroninę parduotuvę, kaip jūs iš manęs nupirksit gaminius, jeigu aš jų neįkeliu. Neįkeliam mes. Laukiu, turiu tokį užsisakiusi arklinį fotografavimo specialų dalyką, tai kaip pareis parodysiu tokią mini fotostudiją gaminiams fotografuoti ir tada jau visiškai profesionalios nuotraukos bus parduotuviai. Dabar dar biškai tokios saldapirskiškos, bet, gyveniai mokaisi, investuoji, darai ir tobulėjai. Tai dabar, tai va, žiūrėkit, ką parodysiu. Gavau pagaliau kaukę ir čia yra keičiasi tokie angaliukai, daug visokių, o visas šitas nusiima ir yra čia filtras ir įsivaizduokit stiklas. Čia aš galvau, kad čia turi dėtis irgi filtras, nes atskiri filtriukai dar tokie raudoni parėjo, bet jie niekur nesideda, tai kažkaip mane čia apgavo. Ir čia pasirodo, čia kažkaip įtrauki, o čia išputi orą. Tai dabar glazūruosiu visiškai sveikai, užsidėjau visai patogu, normaliai gali kvėpuoti ir svarbiausia, kad niekas nepateks į plaučius tikriausiai ir nepateks į akis ir panašiai, tik reikės pasaugoti rankas. Tai viskas varau vėl darytis glazūravimo kampelį ir glazūruoti ir padegsiu degimą ir tada dar varom pažiūrėsim, kaip Vaižgantas sugalvojo meniškai fotkinti gaminius. Va, kuo puikiausia studija, apšvietimas iš visų pusių ir pažiūrėkite, kokis čia yra grožis. Čia yra 3000 grožis, kokį čia turėjau užauginti šitas siūlelis pats gyvų tapti, kai buvo negyvas, nupjautas, paskui pavirto į gyvą ir tapo gražus, nuostabus. Va, Vaižgantas fotkins šitos gaminius ir jau viliuosi jie atsiras parduotuviai, iki kol išeis šitas epizodas. Taip? Galimai. Gerai, einam. Apie Žemaitį. Mamas pamata, dukrom pradėt krauti kraitį. Kryžiuočią pamatė, saka, vyra baikė. Gal jau užteks, gal jau nebesvaikti. Žemaičiaus tonkę nepamatysi baigtą. Pasakysiu samagoną, receptą. Rėk grūdą, prakaitą į šūdą. Kai išgautum Žemaičiaus daiktą būdą. Karštis yra 3000, bet matau, kad visas stiklas jau yra atėjęs, vadinasi, tai visą tai būdavo ant mano veido. Pažiūrėkit, koks yra svarbus momentas 3000. Čia visas jodas gaminys, jodos spalvos. O čia balta glazūra. Čia žinokit, jau reikia labai atsargiai šitą gaminį padaryti. Jūs nebandykit sakyti, kad tai nėra menas. Aš manau, kad tai yra 3000 menas. Ką, dedam degti. Naujas sugalvotas metodas, dabar bandau su rožinė ir tokia tamsia mėlyna. Nežinau, kas čia gausis, kokios čia violetinės gausis spalvos, bet noriu kažkaip įdomiai padaryti. Dabar užsimakalavau į tokį štai dalyką raudonos glazūros ir bandysim visas širdeles nuglazūruoti. Parnešk porą viedrų iš prūdą, ką užaugtum diktų vyrų iš kūdą. Per omžius žmonės blūda, bandė, savą stilių grūda. Nepaėjai, iš šiandien tuo nebus. Visi žemė, Žemaitis nepražus, atsistos ją pargrius ir toliau čilin. Nu, jūs nežinot. Wow. Labai džiaugiuosi šitų dalykų. Oho, kiek daug oro dabar. Ta kaukę reikėjo valytis keletą kartų, nes tiesiog užsineždavo ir nesimatydavo beveik nieko. Tai vadinasi, seniau aš viską į akis įvarydavau, į veidą įvarydavau, viską sukvėpuodavau. 3000. Žiauriai gert noriu, nes užsipakuoji, nieko negaliu daryti. Tai ką, baigiau, negaliu patikėti, baigimas 3000. Jungiu
Jungiu degti. Na, dirbat. Tai čia tokio bliūdelio reikės, nepilno. Tai negalėjai nenubust. Apie Severiją sakydavo. Trūksta gal dar biškį, nes planuotas. Tokia esanti puikiai ir klusni. Severijai išeinant į žmonės nebūtų tad buvę. Čia gerą šaukštą turit, matau. Aliuminį. Geras šaukštas. Ji buvo savotiškai laiminga, slauni ir verta nemenko likimo. Tačiau gyvenimas... Tai va, rytoj žiūrėsim, kaip gausis. Tai varom pabėgioti, šiandien bėgimo diena ir pastaruoju metu dažnai ten pradedi muilintis ir atsibosta. Ir kai atsibosta ir pradedi muilintis, galvoju, va, kažką geriau padirbčiau, negu prabėgčiau, ar ten pasivaikščiau, ar dar kažkas tokio. Tai reikia, vadinasi, keisti lokaciją, kad būtų įdomiau, kad būtų kažkoks stimulas. Tai dabar va, mes ir pakeisim lokaciją, varom iki mamos, paliekam Kasiulę pas močiutę, nes Kasiulė nori būti pas močiutę, o mes varysim miškais, laukais, visai kitom vietom. Ir Saldapirskis neimsim, nes Saldapirskiai yra jau per daug Saldapirskiai, kad bėgioti. Tai su kuria mašina važiuojam dabar? Tai su Toyota. Žemaitijos miškų žvėris, sienų gėris, nebuvęs nevėrys. Žemaitijos miškų žvėris, sienų gėris, nebuvęs nevėrys. Žemaitijos miškų žvėris, sienų gėris, nebuvęs nevėrys. Užėki mišką, mes vaikštom tarp medžių, aplankyti susėda, pasikinki breidžių, breidį girdą samagonų, lekam šviesos greičių, per laukus kviečių, lauks svečių, pasikork pečių, atvarom pavaryti iš dušės, nori laimėti im Žemaitį į mūšį, į karą, į barą, prieš carą, prieš Haną, gana. Žemaitijos miškų žvėris, sienų gėris, nebuvęs nevėrys. Žemaitijos miškų žvėris, sienų gėris, nebuvęs nevėrys. Rugaukiai step, kaip tavi tavo bočia mokė. Tema, bėguokė nesuprata, kartu nepriprata, atstok, žinok. Žemaitiška meška, miškų karalius. Savo pasmeška miški, kožna deina balius. Kveitam brolius. Breidį, breidį. Belka, belka. Šern, šern. Stern, stern. Zoiki, zoiki. Bus pota poiki. Buvo 3000, dabar noriu parodyti, kokią siuntą turim supakuoti. Kaip supakuoti tiek indų į vieną dėžę, neįsivaizduoju, nes labai pavojinga yra juos siūsti. Tai čia yra va tokios lėkštės. Tokios lėkštės. Labai fainas rinkinys, dvi tokios žalios paniauktos su juoda glazūra ir šitos alyvinės. Tada biški moteris yra tokia pakrypusi, šita pakrypus tokia yra. Žiūrėkit, putė, su tekstu tu gali viską. Penis mažas, kur čia palauk buvo. Va, peniukas paslėptas, trykštantis. Tu gali viską. Putė, su grybais. Nu, grybais, kokiais dar grybais? Nu, musmirinė. Šliosas,
dešros. Čia pati moteris susirinko, aš tikrai nesiūliau ir nekišau, bet čia yra, pažiūrėkit, koks Simenas yra, čia yra pelėdos Twin Peaksinės. Labai gražiai atrodo, labai gražiai, koks meniškas šliosas. Tada, šitos, Jėzau, žiūrėkit, čia tą pritvinkusi, dar šitą paėmė, irgi su putytė, ta labai graži, čia visur nušvitimo irgi putytės yra, viskas labai gražu. Čia matyti, jie kai valgys, tai taip pat ir valgys labai skaniai. Taip, tada žiūrėkit, paėmė, mano, dar jums nepristačiau, čia kreivųjų indelių kolekcija, tai yra irgi neskelti į parduotuvę gal artimiausių laikų. Oi, čia man Vaižgantas rodo, kad per daug rodau savo kūną. Jūs čia nežiūrėkit. Tai va yra iš tokio rutuliuko išlipdym, tiesiog tokia technologija išlipdyti iš rutuliuko, spaudžiant ir gaunasi va toksai dubenėlis, toks kiek įmanoma kreivesnis, kad būtų ir jisai toks va, kaip matrioška. Bet labai fainai iš jų valgyti yra, jeigu ten kokias košės ar kažką, tai sukelsiu į parduotuvę yra visokių spalvų jų, tik tai kad nerodau ir... Esam istorijai turėję liūto širdis ir dar puodelius, baisiai pamiršau pavadinimą, bet žodžių irgi labai panašus ir pažiūrėkit, kai šitie yra gražus. Jie yra biškiuką storesni, storesnio molio, bet kad neįkaistų taip stipriai, bet vis tiek biški kaista, žinot, kaip būna biški kaista, bet labai faini šitie. Čia yra ta tokia žėrutis, kur jeigu labai blykstė būtų arba šviesa saulės kažkokia, tai tada suspindi žėručiai ir labai gražus puodeliai. Tai va, visą tai reikia supakuoti, mes viską pakuojame ekologiškai, štai čia aparatas, kur tėvukas padarė, mes paimame dėžę. Tuoj, vieną sekundę. Tarkim, šitą dėžę, nes čia reikia labai didelių dėžių, tai atsikirpi, va, turim kampukų, paėmė šitą kampukus, čia pim per šitą aparatą atsikirpi, įsidedi čia į dėžę, išsikirpi dugną taip pat, ir tada pakuoji, ir tada kartais, kai tokias didelės siuntas siunčiam, tai darom kartais neekologiškai, tai panaudojam. Ką panaudojam? Gekoflex 3000, jūs nežinot, kas tas yra? Nežinot ir nereik, ir nežinos. Iki kitų epizodų, susitiksim rytoj, pažiūrėsim, kaip išdegė gaminiai. Žiūrėkit, reikia keltis, šiandien vėlai keliuosi. Kasiulė, žiūrėkit, kaip gražiai atrodo, visa gražiai. Mes čia turime atsikelti su jūsikėliu, štai, mažyčių, katinėlių, su Kasiulė. Kaip gražiai atrodot. O čia šviesa krenta nuo kompaktų. Įspūdingai, labai gražiai krenta. Na, Kasiulė, jau kelkitės. Jūsikėlį. Kelkitės, ar klosi lovą šiandien ar neklosi? Ką? Eikim. Lemba, koks rytas fainas. Eina savo. Smagu. Eik, mažutį, eik, tai jau visai tingi. Visada Kasiulė ryte atsikėlusi būtinai turi mankštą padaryti, nes gali kokį kojytę pasitempti. Wow. Kai atsikeli ir būna saulė, būna visa diena 3000. Jūsikėlė, kur mamytė, gal žinot? Varom visi valgyt. Žiūrim, kas šis to vėžliukų gavosi. Pabandom išversti. Tai gavosi labai gražus vėžliukas, bet žiūrėkit, nukrito galva jam. Tai reikia ir kojos, va, dar viena. Tai reikia dėti jaučių tinklelį. Tai dabar bandysiu tiesiog dėti tinklelį. Žiūrėsim, kaip laikysis, nes šitą koją tai gal ir gerai, tik sustinti turi. Ir pabandyti biškį storiau prikrauti tos košės. Tai varau, užsimaišysiu va tokį bliūdelį. Ir pabandysim padaryti rytoj gal geresnį. Pavyks padaryti vėžliuką, bet labai gražus. Tikrai labai gražus vėžliukas. Galvoju, kad tiesiog tas tinklelis čia bus gerai ir tada storiau uždėsiu kraštus, gal storesnis vėžliukas bus ir bus gerai, žiūrėsim. O jeigu ką, tai kažkokias vėlutes gal reikės dėti. Laukiam rytojaus tada.
Turiu eiti dirbti, daryti, ką reikia daryti, bet darau nesąmonės, nes gavau tokią formelę. Čia tokie trafaretai ir galima išsipiešti ką nors. Tai šitą sieną vis tiek kada nors bus perdažoma, tai galvoju, pabandysiu tą trafaretą. Ir tada galvoju, kaip būtų faina čia visą tą sieną taip vaikiškai pasidaryti ir tada pilną augalų pristatyti. Tai pasibandžiau, visai faina, galiu tokius perėjimus padaryti. Taip pasibandžiau, bet aišku, nepadarysiu iki galo. Aha, nepadarysiu. Tik tai tiek, kad pasidariau vieną bandymą. Laukiu, kol pečius atvės ir šiandien man tokie 3000 buities diena. Visokių smulkių šudukų užsikaupė ir jas reikia padaryti, kad rytoj galėtumėm lipdyti. Ir šiandien buvo man gėlių diena, o gėlių, jūs žinot, pas mane yra 3000 vien kambarį, tai gėlės aprūpinti yra 3000 reikalų. Dabar turiu būtinai susisiūti savo sijoną, kas nežinot, aš turiu 120 metų senumo mašiną. Ne, nežinau, bet jaučiu, kad tiek metų senumo mašiną, žiūrėkit. Ir jinai yra veikianti. Ji visiškai veikia, aš jau sakiau, kažkur kažkada čia mano baba užavį gavo ją. Bet labai faina, kad pavyko ją vėl prikelti ir jinai yra veikianti. Ir dabar susisiūsiu savo sijoną pagaliau, nes atidėlioju. Ir dar visokių šudukų reikės susisiūti, kad jau prisėsiu, kad jau šiandien buitis 3000. Tik nežinau, kaip čia veiks. Neturiu geltonų siūlų. Gal ir turiu kur nors, bet aš gyvenu bohemišką gyvenimo būdą ir pas mane daiktai ne visada turi tas pačias vietas, dėl to labai yra sunku rasti. Aš kažkur sudedu tvarkingai į dėžę, į tą dėžę išnešu kažkur, nes galvoju, kad man nereikalinga, ilgai nebus reikalinga ir tada labai, čia nieks nesupras šitos sistemos, bet žodžiu, noriu turėti, kuo mažiau daiktų noriu turėti, bet neišeina kuo mažiau ir tada šitos daiktus kišu kažkur ir kišu. Čia esu susiplėšus kažkaip tą sijoną, čia tas pasijonis yra, galėčiau pasijonį išsiimti, bet negaliu išsiimti, nes matosi triusikai jau ir taip biški matosi. Tai žodžiu, bandysiu kažkaip taip susisiūti. Taip labai gerai susisiūti per 10 kartų ir galvoju vis tiek čia tam pasijoje nesimatys apatinis siūlas baltas. Čia su baltu ir siūta. Apatinis siūlas baltas, o tas viršutinis vos toks žalsvas. Aišku, šitas jau mašinį nenori siūti tokios medžiagos, nenori, jai nepatinka, žiauriai. Bet tai ką man daryti, kad aš tokią turiu medžiagą, bandysim susiūti, ar taip, turi viskas būti gerai. Liuks, tai gerai. Pasirūpinau gėlėmis, persitvarkiau namus, tai esu 3000, jau kai persitvarkiau namus ir pasirūpini gėlėmis, tai yra, nežinau, žino tą jausmą turbūt. Tai dabar žiūrim, jau yra 173 laipsniai temperatūros ir žiūrim, ką gavom. Vėl negaliu suprasti, kaip gavosi toks matinis indelis, nors purkšta yra tokia pat glazūra. Aišku, čia gal buvo nusistovėjus ir buvo daugiau praskiesta, tai dėl to taip gavosi, bet belė kaip mielai. Taip, čia pagalvojau tokį, čia su baltų raštais tokia šaltibarštinė, sugalvojau tiesiog miltelių užbarstyti glazūros ir gavosi toksai variantas. Fainai. Tai čia yra šaltibarštinės. Kaip čia fainai. Taip. Tokia mėla. Čia rožinė spalva su tokia mėlyna purškiau. Putytės. Dabar jau yra galima įsigyti saulėtoj keramikoje, musmerinių netgi yra tas skirtis padaryta ir šaltibarštinių, tai jau kažkiek yra sukelta gaminių. Pažiūrėkite, tai galite užeiti. Šitus gaminius stengsimės irgi kada nors sukelti. Dar viena eilė, jau matau, įtrūko kaidys. Bet šiaip tai žiauriai nerealiai būtų buvę. Žiauriai. Čia nesveikai, čia tokia lyvinė. Užknisu. Taip, toliau šliosas. Wow. Šliosas tai wow. Labai gerai atrodo. Labai gražiai raštas gavosi. Myliu, indelis, šaltibarštinė. Wow, šitą pažiūrėkit, wow. Su
tokiam kojytėm, mažytėm. Pažiūrėkit, šitai tai nesveikai gražus. Čia rožinė, balta, mėlyna ir žalia pūsta. Wow. Šliosas. Tokį mielą norėjau padaryti, tokį mielą, labai gražiai šliosas atrodo. Pažiūrėkit. Galima apsiverkti, šiti tai visiškai tobuli. Bet jų dar neimsiu per naktį, tegu vėsti, nes jau neateisiu dar kartą žiūrėti. Eina savo, pažiūrėkit. Eina savo. Šitas čia kur vakar dariau išbėgimą. Wow, šitai įspūdingai. Žiūrėkit, čia tasai ant kojyčių šaltibarštinė. Švelnios tokios vasariškos spalvos, gal dėl to, kad vasarą norisi šiek tiek ryškių spalvų, paskui vėl pereisiu į rudus tonus, štai tokius, bet kažkaip, nu wow, tie žali, tai eina savo su to šliosu, pažiūrėkit. Wow, kaip gerai atrodo. Ei, vaikai. Ei, vaikai. Jūsikėlė. Mamyte. Ką čia žiaujat? Kasiulė. Mažutė, jau metas eiti, miegoti, einam praustis ir einam į namelį. Supratat? A supratat? Nu, vaikas, ateik. Ateik, vaiku, kad tu Kasiulė valgai morkytis, valgai. Oi, kaip skanu morkytis. Visada morkyčių reikia. Mažutė, visada morkyčių reikia. Antra, kur? Na, morkytė, mažutė, labai skanu morkytis. Mamytė. Nu, tik Jūsikėlį vaikė mano. Purlytė, ką tu? Ką tu? Iki susitikimo. Čia iš tikrųjų ežiukas ateina ir dar koks, eik Jūsikėlį, mažiukai, mano vaikas. Va, kaip faina, koks ramus vakaras, visiškai nėra vėjo, toksai, wow, labai labai fainas. Ką, labanakt? Ir iki kitų susitikimų, Jūsikėlis jums taip sako.